Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien vėl aš sugrįžtu ir turiu nuostabią vėl viešnią, kuri sutiko ateiti ir papasakoti apie save. Labas, mieloji. Labas, labas. Gintarė. Labai džiugu, kad atėjai ir nusprendėjai mums dar atnešti žinučių. Žinau, kad tu jauti ir aš kaip sakau, mes visos esam tos sielos, kurios jaučiam, ką norim pasidalinti, ar ne? Nes aš pati irgi kartais laivus darau ir per Facebooką ir iš tikrųjų kelių valandų bėgėje, sekundžių, minučių aš galiu paimti ir padaryti laivą. Tai žinau, kad šiandien ir tu turi mums kažką nuostabaus ir gražaus pasidalinti, kas tikrai bus įdomu išgirsti žmogui, ar ne, kuris galbūt šiandien ieško atsakymų, kuris galbūt yra pasimetęs, kuris neranda savo kelio, kuris nesupranta, kas čia vyksta. Ir galbūt būsi tu ta, kuri jam ir padėsi atrasti tą kelią. Tai papasako, Gintarė, kągi tu mums šiandien papasakosi. Labas rytas ir kita, ačiū už pakvietimą į pabudimo skambutį, mes taip kažkaip tai šnekėjome apie tai pradžioje. Ir šiandien aš tiesiog tai, kas pirmas ateina, ne, ir apie tą ir nusprendžiau pašnekėti, tai yra mūsų laikas, mes daug metų, 200 metų buvome Žemės erdvėje, Žemės laike, apžiūrint pagal kosmosą. Ir tai buvo visi dalykai labai susiję su tyrimais, su faktais, su dalykais, kurie yra įsitvirtinę, su darbu, tokiu rankiniu darbu, industrija. Ir mes perėjome prieš kelis metus į oro laikotarpį, o oro laikotarpis yra apie informaciją jau kitaip, jis yra nebe apie faktus, jis yra nebe apie išnagrinėjimą, tyrinėjimą ir įrašymą, kaip sakant, kaip kad va, tik tais taip gali būti ir daugiau niekaip. Mes atėjome į tokį laiką, kad gali vienas ir tas pats klausimas turėti netgi kelis skirtingus atsakymus, kelis skirtingas interpretacijas ir kad mes, žmonės, kiekvienas iš mūsų, turime teisę leisti savo eiti į šitą kelionę ir suvokti tos dalykus pagal save. Ir esmė yra net be tame, kad skaityti kažkur tai internete ar televizoriuje, nesvarbu kur, kažkokius faktus, statistikas, o rasti atsakymus į tuos klausimus, kurių tu ieškai per savo jausmą. Aš savo klientams, netgi business sferoje, kai dirbu firmose, sakau, netikėk nei vieno atsakymu, kurio tu nejauti. Tik per jausmą. Vienintelis, kas reiškia. Tai va, jeigu tu išgirdai kažką ir galvoji, va, čia teisybė, neteisybė, pajausk, ką sako tavo vidus. Tai yra oro laikas, tai yra apie tai, kas skraido aplink tave ir kaip tu ją gali priimti į save, kaip tu ją gali nutraukti į save dėl savęs. Jau nebereikia mokintis mintinai to, kas kažką kitas parašė, padarė. Tai va, Jurgita, kaip tu žiūri į tą visą dalyką? Man ir tavo nuomonė labai įdomi. Iš tikrųjų, aš tau iš tikrųjų pritariu ir labai svarbu jausti savo vidumi, tai kas reiškia man gali tikti, kažkam kitam per tą pojūtį gali būti netgi visiškai priešingai. Kodėl aš gal netgi pabrėšiu? Kadangi aš esu tokia karmos žinovė, mano įrankis yra numerologija, aš ten matau visas paslaptis ir visus tos arkliukus. Tai pavyzdžiui, jeigu vienam žmogui yra viena užduotis, o kitam yra kita, kaip duosiu pavyzdį, ne, žmonės vieni atėjo gydyti, padėti, kiti atėjo ten, pavyzdžiui, informaciją skleisti, treti atėjo labai tokie pasiekti savo tikslų, žinančių, kuriuos eina, bet gali būti netgi ir karingai, ar ne, per tokias karingesnės energijas. Ir jie visi gali skirtingai jausti, ar ne, bet nuomonė galbūt ir ta pati gali būti, bet vienas pajaus, kad per švelnumą geriau kažką pasiekti, kitas pajaus, kad gal man iš vis čia nebereikia lysti, paleidžiu, taip, žinai, visatą viską, o kitas gali, žinai, įrodinėti savo tikrą tiesą, 100% eiti ten, nežinau, kažkokiais įvairiausiais kalnais, kalneliais ir visa kita. Tai aš pati bandau taip suprasti, kad viskas turi ateiti per patį, bet kaip tu ir sakei, tą jausmą, tą žinojimą. Ir kartais mes galim nejausti, mes, kaip aš sakau, tose energijose pasiklydę, pasimetę. Tai ką aš darau ir kaip man padeda, aš einu medituoti.
Meditacijos būdu aš galiu pajausti. Ten, kur ramybė, harmonija, kur man nieks nekelia triukšmo, kur aš galiu išgirsti save. Ir kai aš išgirstu save, tai va man tada yra lengviau kažkokiuose gyvenimo momentuose eiti toliau. Taip, aš kartais galiu ir suklysti, būna ir tokių variantų, kai nelabai gerai dar išgirstu. Bet vėlgi, tame irgi yra labai gražus dalykas. Per tai mes augam, tobulėjam, plečiamės. Bet kaip ir sakai, turbūt atėjo tas laikas, kai nebesivadovauti kažkokiais standartais, o eiti per save, per savo girdėjimą ir savo vidinį gal matymą, aš netgi taip pasakyčiau, ar ne? Ir kas man atrodo, va šiuo metu yra mano tiesa, aš ją ir tikėsiu. Man atrodo, šiandien man tai yra svarbiausia. Galbūt po savaitės, po metų ar kiek, galbūt jinai bus jau ir kitokia ir faktas ir tai gali būti. Galbūt, gal ir tokių, o gal ir ne, nežinau, bet galbūt ir tai, bet reiškia šitą momentą, ta tiesa man irgi buvo reikalinga tam, kad kažkas irgi vyktų, ar ne, nieko juk nevyksta šiaip savo. O gal aš klystu gimti? Taip, tu kelis dalykus netgi uždėjai, kas yra iš praeito pasaulio ir iš jo, ne, pavyzdžiui, tas karingas elementas, anksčiau žmonės kariaudavo, žudydavo vienas kitą tam, kad įrodyti savo tiesą, tam, kad įvesti savo struktūrą, nebūtinai karai, kaip sakant, tarp šalių, bet tarp firmų, tarp kolegų, tarp visų buvo šeimos narių, nes kažkas turėdavo visą laiką būti geriausias, protingiausias, ten gražiausias, ten visą laiką buvo toksai, kaip sakant, konkurencijos karas tarp žmonių, ne, ir kas yra tas geresnis. Ir mes iš viso aplamai išėjome, mes nebe apie tai, oras yra apie susijungimą, žiūrėk, ne, kai yra ten debesis, vėjas, ten kažkoks dar elementas atsideda, tada pradeda lyti, ar ten nušvinta saulė, tenais tai rūkas, tai yra sujungtis iš skirtingų dalykų, kuri padaro tą fenomeną. Ir mes dabar, sekančius tos 200 metų esame grinai apie tai, kad susijungti į vieną skirtingi žmonės ir sukurti kažką tai naujo, skirtingus elementus, nebereikia tų vienišų vilkų. Jeigu tu esi tas, kuris ten kariauja, nebežino kur dėti, nes yra visą laiką vienas, ieškok bendrai dirbančių su tavimi žmonių. Jie neturi būti vienodi su tavim, jie gali būti absoliučiai priešingybė tavęs, nes eina kalba apie tai, kad papildyti vienas kitą, ne? Taip kaip kad oras papučia į ugnį ir ugnis įsiplečia, ne? Apie tai mes dabar šnekame, ne apie tai, kad tu vienas turi būti geresnis ir už tą. Ir dar kitą labai labai svarbu, mano asmeniškai irgi supratimu palėtė į tašką, tai yra nuomonės kaita. Ir kaip Einšteinas jau sakė, seniau sako, niekas man nedraudžia protingėti. Tai kas man rūpi, apie ką aš šnekėjau vakar, supranti, niekas man nedraudžia protingėti, kaip sakant, augti, vystytis toliau. Tai ir niekam nereikia savo tos tiesos įrodinėti, kaip sakant, nusprendė į tą momentui ir galvoji visų 100%, kad taip ir yra ir kitaip negali būti, ir paskui kažkas atsirado, vis dėlto yra dar kažkokia kita pusė, o gal dar kažkokia kita pusė. Būk lankstus, derinkis prie to, kas vyksta, priimk, tai yra žymiai paprasčiau, taip gali ir išvengti daug depresijų, išdegimų ir visokių kitokių lygų, kurios dabar šiuo momentu labai labai auga, labai didėja, ne, kai pasižiūri statistiką, kas darosi su išdegimų sindromu, pavyzdžiui, tai yra nerealu, taip anksčiau nebuvo. Ir iš vienos pusės sako, gerai, žmonės anksčiau dirbo su kūnu daugiau, dabar su galva, todėl. Ne, čia todėl, kad priėmimo nėra, supranti, yra vienas įstatymas, viena struktūra, man reikia taip, ir jeigu kažkas pasikeičia, viskas konfliktas. Vidiniai konfliktai mumise, kurios mes patys susikūrėme iš to, kad negalime pakeisti tai, apie ką mes galvojame, pakeisti tos tiesos, kurią mes iki dabar buvome priėmę, daro iš mūsų ligonius tiek per smegenis, tiek per kūną. Čia jau individualiai vienas serga kūno, kitas, kaip sakam, mintimis, ten depresijom ir taip toliau. Tai va, labai, labai gražiai užsiriša, žiūrėk, ir mūsų pokalbis, ne, kaip praturtėjo po to, kai mes sujungėme dvi pusės. Taip, tu labai gerą irgi dar palėtei temą, kas šiandien turbūt žmonės irgi nesupranta,
o kaip šitos visos technologijos sveikatos pažengusios, o kodėl tik žmonių sergančių. Tai va tu čia ir palėtei tą turbūt momentą, kad priešprieša, nepriėmimas ir tas agresyvumas, gal netgi sakyčiau, ar ne, kažkuriuose gyvenimo situacijose. Nes aš pati, kiek supratau ir per savo tik patirtį galiu pasakyti, ten, kur aš kariavau, tai kariaudama susikurdavau savo priekį, nežinau kiek ten laiko, ir man viskas ateidavo atgal, ir vis galvoju, tai už ką ir kaip, taigi aš tokia gera, faina, pūkuota ir graži. Ir aš kai pradėjau stebėti, kad mintis, žodis ir veiksmas, čia yra viskas tas pats vienas. Tai jeigu šito mes nepastebėsim, tai viskas. Tada ir sukamėms, kaip aš mėgstu kartais netgi sakyti, tame žiurkėno rate, iš kurio paskui ir neįmanoma. Ir tos ligos taip užsisuko, kad viena po kitos, ar ne, gali iš vieno pereiti į kitą ir taip toliau. Tai gal tu kažką dar apie ligas galėtum, nes tikrai palėtei tokią minit svarbę temą, nes tame irgi viskas yra labai stipriai susiję ir pasauliniu lygiu žmonės, ar ne, tikrai labai turi ligų įvairiausių, ar ne, nuo menkiausių iki labai didelių ir žymybės labai serga, ar ne? Tai va, dar šitą galim galbūt. Nu, matai, lygos čia labai plati tema. Aš gal taip kaip įžangai kitam kartui, kai mes susitiksime, galime tą išplėsti giliau. Bet ką aš galiu šiam kartui pasakyti, tai yra, kad visos lygos prasideda viduj. Ir pagal viską, ką žiūri, taip yra ten 5, gal 10% genetikos, kurie ten lemia kai kurios dalykus tavyje, kur tavo kūnas irgi gyvena atskirą gyvenimą, bet tavo kūnas yra lemtas tavo būsenos, kokioje būsenoje tu esi, ypač tos visos psichinės problemos, ne, kurias žmogus gali patirti, bet ne tik tai visos tos lėtinės lygos kaip reumatizmai, tenais dar kažkas, tai yra susijęs uždegimai visokie, ne, yra susijęs su tavo tuom, kokioje būsenoje tu gyveni, kokie konfliktai tavyje vyrauja. Ir aš pati pagal savo istoriją žinau ir pagal daug klientų, kuriuos lydėjau, mačiau ir kiekvienas sykį sakau, ačiū Dieve, kad tu padėjai man šitai tavo dukrai padėti ar sūnui, ne, kuris pas mane buvo, atvesti jį į savo laisvę vidinę. Kai matai, kai pradeda žmogui gerėti, kai jam mažiau sirgti reikia, kai jam mažiau vaistų reikia, kai atsiranda šypsena, ne, tai yra momentai, kurie yra tiesiog nuostabus. Tai va, viskas prasideda ir pasibaigia su tuom, kas tu esi viduje, kokia tavo būsena. Kai ten susitvarkai, pradeda tavo ir fizionomija keisti, tavo kūnas keistis, ne tik tai šitas iš mėsos, bet ir visi kiti tavo eteriniai kūnai pradeda keistis, tu pradedi kitokius dalykus pritraukti, pas tave aplinkui atsiranda kitokios galimybės, viskas pasikeičia tiesiog. Tai va. Bet viskas, aš netgi žiūriu, čia mums į temą visai pataikė. Va, ne? Anksčiau buvo viskas apie karą, ne? Kariukai, o dabar viskas apie šitą. Geras. Geras. Tai va, tikrai linkiu pereiti į tą, kaip tu sakei, meditacinę būseną, kad jos nereikėtų specialiai ieškoti, o tu joje gyventų. Ir tai yra įmanoma ir drąsos pradėti pirmus žingsnius daryti. Ir dar vieną dalyką pasakysiu, nėra nei vieno budos, kuris būtų papūtęs pats. Nėra. Mes visi galime augti ir eiti toliau ir pasveikti iš vidaus tik su pagalba kitų žmonių. Mes esame taip sukurti, grįžtų vėl į mano pačią pirmą žinutę, kai pradėjom šnekėti, kad tie laikai, kur vienas pats kažką gali pasiekti, pasibaigia ir mes tik tai sujungti galim kažką tai gero nuveikti, kažką naujo sukurti, kažką didelio padaryti. Ir tai liečia viską, visą tavo sudėtį ir tu niekur negali nueiti. Ir Einšteinas irgi negimė, jisai toks, jis irgi turėjo mentorių, jisai irgi turėjo žmonės, kurį jį tempė, kurį jį kėlė, su kuriais jisai šnekėjosi. Taip kad drąsos, prašyti pagalbos yra ne gėda, o didelė sau dovana. Tai irgi ideologija, praeitų laikų ideologija ir šių laikų ideologija. Kviečiu tiesiog priimti tai, kas yra,
Tai užbaigiant mūsų šį labai trumpą pokalbį, aš kaip suprantu, mes esam tam laikotarpį šitos sielos, kurios pasirinko, kad pereitumėm iš to seno į tą naują, ar ne, tokį padarytumėm tokį žingsnį ir tuo pačiu, kurios jau pereidinėm arba perėjom, galėtumėm ir padėti, kurie vat, ar ne, ieško, ar ne, kažkokį jaučia vidinį tą jausmą, kad kažkas čia yra nebe taip, kažkas nebeveikia taip, kaip seniau ir kažkaip čia viskas kitaip pradėjo veikti, ar ne? Tai va mes esam turbūt, ar ne taip, ar aš klystu dar? Ne, viskas teisingai, žinai, čia kaip bendrauk su tai žmonėmis, kur tu nori nueiti. Vat, ne, jeigu tu nori būti milijonierius, tai tau reikia bendrauti su milijonieriais, kaip sakant, ne, kad suprasti, kaip jie galvoja, kuom jie kvėpuoja, kaip jie ten nuėjo. Nori būti sąmonės milijonieriumi, ne, ieškok žmonių, kurie yra tą būseną nuėję. Tu žiūri jį ir matai. Eina kalba ne apie tai, kas iš jo burnos sklinda, bet kokioje būsenoje jisai gyvena. Jeigu jisai visą laiką pasakoja apie sąmoningumą ir tenais praktikas, bet pas visą laiką bėgioja ir neranda vietos, tai jisai, neranda savęs, kaip sakant, ne? Jausk kitą žmogų, vėl mes grįžtam prie jausmo, ne? Jausk, koks jis. Jis ramus savyje, jis patenkintas savyje. Jeigu taip, eik pas jį. Kaip jisai padarė, ne? Kaip jis tenais nuėjo. Taip. Būtent per jausmą. Tai ačiū tau labai už tokį nuostabų, labai trumpą, bet efektyvų pokalbį. Aš tikrai jaučiu, kad bus labai jis nuostabus, kas ieško atsakymų. Ir tikrai iš visos širdies linkiu, kad jeigu pajautėt, kad Gintarė gali jums padėti ir pasigilinti į save, panerti į save, tai tikrai drąsiai po šio video irgi rasit kontaktus, kur tikrai galima susisiekti, nes, kaip aš sakau, mes nežinom, ar ne, nuo ko mūsų prasideda kelias ir mes nežinom, kaip jis ir kada ten, ar ne, baigsis, nors visas mūsų kelias, sako, šitas gyvenimas. Tai ko palinkėtum pabaigai mūsų žiūrovams tokio palinkėjimo? Tiesiog pradėti daryti. Ir pradėti daryti yra atsidaryti akis ir pradėti matyti kitus dalykus. Ir atsiras tada ir galimybės ir viską. Ir aš kviečiu taip pat jūs nueiti pas Jurgitą numerologijos pasidaryti. Taip kad, nes žinoti savo bazinę struktūrą, su kokiu tu kuprinėlę atėjai į šį pasaulį, kur yra tavo stiprybės, kur yra tavo silpnybės, kas tau yra jau, kaip sakant, įdėta, kuom tu galėtum pasinaudoti tam, kad pradėti daryti savo kelią. Tai yra labai, labai didelis dalykas, kuris tau padės. Aš irgi savo laiku kažkada esu BJ5 dariusios ir astrologinius dalykus. Tiesiog pasižiūrinu, iš kur aš, iš ko aš, ir tau tai tiek duoda įkvėpimo, tiek daug jėgos, nes aš žinau iš patirties tiek su savim, tiek su kitais, kad kai esi pasiekęs tam tikrą duobės lygį, sveikatos atžvilgius, su savo protu, su savo visą išsekimu, kaip sakant, ar tavo kūnas pastovi, nėra jėgų kažką pradėti daryti. Ir pasidaryti tokią, kaip sakant, apžvalgą savęs, tam, kad sužadinti savyje tuos dalykus, kurie tave gali vesti į priekį, labai labai daug duoda. Tai va. Tikrai tau pritariu, labai tau dėkoju. Tikrai įrankių yra ne tik tai, ką mes šiandien paminėjom, yra begalė įrankių. Tikrai linkim atrasti geriausia tai, kas yra pagal širdį, kaip aš sakau, ar ne? Pasaulis platus, atsirinkti savo ir tai bus geriausia. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Sakau, iki kito karto, linkiu stebuklingos dienos, tikėkit stebuklais. Džiaukitės kiekvieną akimirką, momentu, nes jis niekada nebesikartoja, jo negalima netgi norint atkartoti, ar ne? Nepavyksta. Tai va, tai žodžiu, reiškia, paimkim šitame gyvenime viską, ką galime ir išbūkim su tuo netgi ir tai, kas vyksta, galbūt širdžiai atrodo ar ne faina, bet ir tame yra irgi visko daug fainaus, pažiūrėkime į viską daug giliau. Tai čia aš turiu omeny, kad ar ne, kažkam galbūt ir nėra labai linksma ar faina ir yra iš tikrųjų liūdna, skaudu ir taip toliau. Bet visi mes tą praėjom ir visi tą išgyvenom, visi turim, nei vienas nesam nuo to
kaip čia pasakyti, peršokęs kažkokius tai ten tiltelius, tik tai turim vieni daugiau, kiti mažiau. Tai aš linkiu visiems priimti, dėkoti ir tiesiog būti, džiaugtis gyvenimu. Ačiū tau už širdingą trumpą pokalbį ir sakau iki kito karto. Iki. Iki.